Šiandien visame pasaulyje minima slaugytojų diena. Medicinos darbuotojų Lietuvoje sparčiai mažėja. Per 10 metų mūsų šalis neteko maždaug 10 000 slaugytojų. Klaipėdos jūrininkų ligoninės intervencinio kardiologijos radiologijos skyriaus 2 operacinėse per parą tenka operuoti apie 30 ligonių. Slaugytojos čia sukasi visą parą. Ingrida šį darbą dirba 25 metus. Tai yra nepaprastai sunkus ir fizinė prasme darbas, ir emocinė prasme, ir tenka atlaikyti ir didžiulius ir fizinius krūvius, nes darbas yra labai įtemptas ir jo labai daug yra. Ir mūsų tikslas yra, kad yra ūmus miokardo infarktas, su vėlytėm, su balionėliais, reiškia šitą kraujotaką statyti. Pastaraisiais metais beveik visose Lietuvos ligoninėse ėmė trūkti slaugytojų. Teigiama, kad per 10 metų jų sumažėjo 10 000. Vienos šį darbą iškeičia lengvesnį, kitos išvyksta slaugytojomis dirbti į užsienį. Visgi dėl sunkaus darbo, dėl nepakankamai atlyginamo darbo, dėl to, kad slaugytojo atlyginimas nėra didelis šiandien. O atsakomybė didžiulė? Atsakomybė taip, nes slaugytojas jis yra atsakingas faktiškai už viską, ne tik už ligonio slaugą, bet ir už manipulacijas. Nors oficialios statistikos nėra Sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, pernai užsienio darbdaviams reikalingų kvalifikacijos ir licencijos pažymų prašė daugiau kaip 3% Lietuvos medikų, gydytojų ir slaugytojų. Daugiausiai jų vyksta dirbti į Jungtinę karalystę, Skandinavijos šalis. Man prieš keletą savaičių teko lankytis Danijoje ir apvažiavom tikrai nemažai ligoninių. Tai iš tikrųjų ligoninės laukia ir Lietuvos slaugytojų, nes turi trūkumą, mielai priimtų, o atlyginimai pati buvau nustebusi, lygiai 10 kartų skiriasi. Slaugytojų problema ateityje turėtų dar labiau aštrėti, nes medicinos personalas sensta. Šiuo metu Lietuvoje vidutinis slaugytojų amžius 40–50 metų.